Labas rytas, bažnyčia. Gera yra būti Viešpaties namuose. Gera yra būti jo artume. Iš tikrųjų, supranti, kad Dievas sukūrė žmogų, kad jis gyventų jo artume, Dievo artume, kad mes gyventume jo atmosferoje. Kai skaitom pradžios knygą apie sukūrimą, kiekvieną dalyką šitoje žemėje jis sukūrė tam tikroje terpėje, kad jis gyventų tam tikroje terpėje. Žuvis gyvena vandenyje, paukščių stichija yra oras, o žmogus sukurtas, kad jis būtų Dievo artume. Iš tiesų tik tada jauti tą gyvenimo pilnatvę, gyvenimo skonį, kai esi jo artume ir jo atmosferoje. Ir tai yra labai brangus dalykas. Praktiškai visą savo sąmoningą krikščionišką gyvenimą mes to mokomės. Įeiti į jo artumą, branginti jo artumą, gyventi tame artume. Adomas tai prarado per nuopuolį. Jis prarado, jis išėjo iš tos šlovės atmosferos. Jis pasirinko savo. Mesgi, kai ateinam per Kristų, vėl sugrįžtam prie Dievo, mes mokomės iš naujo gyventi atmosferoje, branginti atmosferą, atskirti, kada Dievo atmosfera yra, kada jinai pasitraukia, kokie dalykai ją pritraukia ir kokie dalykai verčia nutolti. Bet tai, ką noriu pasakyti, kad iš tiesų tai yra ta, galim pasakyti, stichija, ta terpė, kurioje mes pašaukti gyventi. Nuolat pasilikti Dievo namuose. Perskaitysiu 122 psalmę. Iš tiesų tie dalykai, kurie pritraukia Dievo atmosferą, jo artumą, jo buvimą, kurie mus apgaubia, kada Dievas mus apgaubia, apsupa savimi, tai yra dvasia, tai yra garbinimas ir tai yra žodis, užrašytas žodis. Ir skaitant žodį mes paleidžiam tam tikrą vibraciją, Dievo žodžio vibraciją, kuri verčia mūsų širdis, mūsų vidų sinchronizuotis su juo. Kai mes garbinam, kai mes giriam jį, tai irgi pritraukia atmosferą, nes parašyta, kad Izraelio šventasis savo tautos gyriuje gyvena. Ten, kur yra gyrius, ten, kur yra pagarba, ten, kur yra garbinimas, ten, kur yra dėkingumas, ten bus ir Dievo atmosfera. Taigi Dovydas sako, kaip džiaugiausi, kai buvo pasakyta, eime į Viešpaties namus. Ir tais laikais Viešpaties namai tai buvo fizinis pastatas tam tikroj vietoj ir žmonės ten ateidavo pagarbinti. Šiandien Dievo namai, Dievo šventykla, galima sakyti, yra mūsų širdis. Dievo namai tai yra garbinimo vieta. Tai yra vieta, kur tu susitinki su juo. Džiaugiausi, kai buvo pasakyta, eime į Viešpaties namus. Provokacinis klausimas. Ar tau sukelia džiaugsmą mintis, kad einu į maldą? Einu į maldos kambarėlį. Einu į tą vietą, kur aš susitinku su savo mylimuoju, su savo tėvu, su Dievu. Ar tai sukelia džiaugsmą, ar tai sukelia kažkokį džiaugsmingą virpulį? Aš einu į Dievo namus, aš einu į slaptą kambarėlį, ten, kur garbinsiu jį ir susitiksiu su juo. Jau įkėlėme koją, stovime tavo vartuose, Jeruzalė. Jeruzalė, pastatyta lyg miestas, suaustas tvirtai į vieną. Kopia į ją giminės, Viešpaties giminės, kaip įsakyta Izraeliui, kad padėkotų Viešpaties vardui. Jeruzalė yra aukščiau, jie yra ant kalno ir praktiškai visos giminės ateinančios į Jeruzalę turėjo kopti.
Tai yra, kopimas yra šiek tiek sunkesnis dalykas negu šiaip pasivaikščiojimas lyguma, ane? Tai reikalauja jėgų, tai reikalauja pastangų, tai reikalauja neprarasti tikslo. Ir mes kopiam į Viešpaties artumą, kad padėkotų Viešpaties vardui. Ten pastatyti teismo sostai, Dovydo namų sostai. Melskitės už Jeruzalės gerovę. Te būna saugus, kurie tave myli. Te būna palaima tavo sienose ir ramybė tavo pastatuose. Savo giminių ir bičiulių labui sakysiu, te būna tavyje ramybė. Dėl Viešpaties mūsų Dievo namų ieškosiu to, kas tau gera. Raginu pakilti, atverti savo širdis, atverti savo lūpas šiandien, garbinti Dievą ir dėkoti jam. Nueiti tą kelią iki Viešpaties namų, iki garbinimo vietos. Iki vietos, kurioje suklumpu, kurioje ištirpstu Dievo artume, Dievo buvime. Viešpatie, mes ieškome tavo veido. Mes ieškome tavo artumo, nes tu mums brangus, Viešpatie. Tu mums brangus, Dieve. Mes branginame tavo artumą, tavo buvimą, tavo šlovę. Mes branginame tavo atmosferą, Viešpatie. Ir šiandien mes pakylam į tave. Mes kopiam link tavęs, mes pakeliam savo akis. Pakeliam savo akis į tave, Viešpatie. Pakeliam savo akis, fokusuojamės. Mes norim matyti tave, matyti tavo veidą, matyti, koks geras ir malonus yra Viešpats. Ir ne tik matyti, bet ir ragauti. Ragauti Viešpatį. Jo meilę, jo gerumą. Sono meziri girala rabrai ziri girala ragraharatei. Hallelujah, rana neheredei. Hallelujah, rana neheredei. Hallelujah, rečiri karavara graja. Ora šibari giridei. Dieve, šitas laikas yra skirtas tau. Skirtas tavo vardui pagarbinti. Skirtas tau padėkoti. Viešpatie, įeiname į tavo kiemus. Įeiname į slaptą vietą. Ten, kur tavo artumas gyvena, ten, kur tavo šlovė pasilieka. Mes artinamės prie tavęs, sonomei žirigorolo roberala rabrys ir įkyja. Kas gali kopti į Viešpaties kalną, kas gali regėti jo veidą, tas, kurio rankos švarios, tas, kuris nekaltume plauna savo rankas. Viešpatie, ir mes dėkojam tau, kad tavo sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas, jis nuplauna mūsų kaltes, jis atleidžia mūsų nuodėmes, taip, kad mes galim artėti prie tavęs, matyti tave ir pasilikti tavo artume per amžius. Tik dėl tavo sūnaus kraujo. Mes patys iš savęs nesam tinkami, bet tik tavo sūnus padaro mus tinkamus. Tik tavo sūnaus auka atveria tuos vartus, perplėšia uždangą, kad tavo artumą regėtume ir jame pasiliktume. O Dieve, branginam tave, branginam tave, branginam tave. Ura šibari giridį. Dieve, išliek daugiau, išliek daugiau, išliek daugiau, išliek daugiau. Ura sana mechetėja. Išliek daugiau savęs, daugiau savo artumo, savo meilės, savo šlovės, savo globos. Mes laukiam tavo mylinčio prisilietimo. Mes atsiveriam tau, Viešpatie. Kad mūsų širdį neliktų užrakintų kambarėlių, neliktų nieko slapto, neliktų nieko, ką mes bandom nuslėpti nuo tavęs ir nuo savęs. Mes atsiveriam, Viešpatie, mes atsiveriam ir sakom, tyra širdį, sukurk mumyse ir teisingą dvasią atnaujink. Tyra širdį sukurk mumyse, apkaltink, Viešpatie, dėl nuodėmių, jeigu kažką netaip padarome.
ne taip mąstome, ne taip sprendžiame, ne taip teisiame savo teismu, bet neleidžiam tau teisti. Apkaltink Viešpatie ir apvalyk mus nuo mūsų nuodėmių. Soro merala grįzi rigirala graha radėjai. Šėra manana hantara berala grozoro gorolo gryja. Kura šibari kitirala grįsi rikyja. Ora šėra mananesi rikerala grasara kerala grįsi rikyja. Pasigailėk mūsų Dieve iš savo gerumo, iš savo begalinio gailestingumo sunaikink mano maištingus darbus. Kas kart nuplauk mano kaltę, apvalyk mane nuo mano nuodėmės. Savo maištingus darbus aš gerai pažįstu ir mano nuodėmė man nuolat prieš akis. Tau nusidėjau, tik tai tau, ir padariau, kas pikta tavo akise. Tad esi teisus, kai mane kaltini, ir teisingas, kai savo teisme mane pasmerki. Aš gimęs su kalte ir mano motina mane pradėjo su nuodėme. Tu trokšti tiesos ir nuoširdumo, todėl mokyk mane išminties, lygi širdies gelmių. Apvalyk mane izopų ir būsiu švarus, nuplauk mane ir būsiu baltesnis už sniegą. Leisk man išgirsti džiaugsmo ir linksmybės žinią, ir kaulai, kuriuos išvarginai, te pradžiunga. Nugręžk savo veidą nuo mano nuodėmių ir panaikink visas mano kaltes. Sukurk man tyrą širdį, Dieve, ir atnaujink manyje ištikimą dvasią. Neišvaryk manęs nuo savo artumo, nenuimk nuo manęs savo dvasios šventos. Leisk man vėl džiaugtis tavo išganimu, te palaiko mane nori dvasia. Halleluja, Dieve. Halleluja, Dieve. Halleluja, Dieve. Halleluja, Dieve. Tu apvalai, tu ištikimas. Tu apvalai, tu ištikimas. Tu sukuri tyrą širdį. Tu mokai mus saugot tą širdies tairumą. Tu mokai mus saugot širdies tairumą ir nekaltumą. Ir nekaltume plauti rankas. Atnaujink ištikimą dvasią. Atnaujink dvasią, kuri ieškotų tik tai tavęs. Tik tai tavęs, tik tau įtikti stengtųsi. Atnaujink tą dvasią, kuris stengtųsi įtikti tik tau, Dieve. Patikti tik tau, Viešpatie, sono meziri goroloro briziri gyj. Dieve, te nelieka nė šešėlio tarp manęs ir tavęs. Nė šešėlio netyrumo, nė šešėlio godumo, nei šešėlio apkalbų, Dieve, kėrala brausorom koroloro briziri gyj. Dieve, te niekas neskiria manęs nuo tavęs, Dieve. Sukurk manyje tyrą širdį. Sukurk manyje tyrą širdį. Teisingą dvasią atnaujink, Viešpatie, Dieve. Halleluja, ranane heridera ragrasakėja. Šėra manane heridira rabreiziri gira ragranderigai. Halleluja. Ačiū tau, Dieve, kad savo galybę tu tai darai, kad tu sukuri tyrą širdį, kad tu atnaujini ištikimą dvasią, kad tu mokai mus paisyti tavo kelių, mokai mus savo išminties. Dieve, norim visada būti tavo mokomi, per amžius būti mokomi tavo šventosios dvasios. Ačiū tau, Dieve, už tavo artumą, už tavo ištikimybę, už tavo atmosferą, kurią mus apsupi. Dėkoju tau, Dieve, kėrala grozorogi. Halleluja, ranane heridera ragrehirindi. Ora manane herindera berala greizirigi. Į Viešpaties namus veržės mano širdis. Į Viešpaties artumą trokšta mano siela. Į Viešpaties artumą veržėsi mano visa esybė. Mano širdis ir kūnas gieda Dievui. Amžinam Dievui sono meziri garala granda ragė.
Era manana harandorolo berala grosoro gorolo grindirigi. Shira manana harandorolo berala grondoro gorolo grindirigi. Mano siela trokšta Dievo, gyvojo Dievo. Mano širdis trokšta pasilikti jo artume, vaikščioti jo artume, mokytis branginti, mokytis atpažinti, kai Dievo artumas pasitraukia. Ura šiberigiridiralara beralara graisirikyje. Dieve, duok mums širdį greitą atgailauti, greitą išpažinti. Duok mums širdį, kur nesislepia po figos lapais, po krūmais kažkur tai. Duok mums širdį greitą bėgti į tave, išpažinti, prisipažinti, atgailauti dėl kaltės ir dėl nuodėmių, kad išlaikytume tavo artumą, kad tavo dvasia galėtų nuolatos pasilikti su mumis. Halleluja, ranane hirinderala berala grozorodėjai. Šėra manana harandarala berala graisirikyje. Tavo veido šlovę gerėsis, tavo artumą branginsiu. Jėzau, 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 meilės žodžius tau kalbėsiu, tavo artumą branginsiu, tavo artumą branginsiu. Halleluja, ranana harandarala graisirikyje. Šėra manana harandarala graisirikyje. Nieko kito netrokštų, kaip būti tavo namuose per visas savo gyvenimo dienas. Geriau gulėti prie viešpaties namų slenksčio, negu gyventi nedorėlių palapinėse. Halleluja, rananai sirikarala groborodėjai. Yes, my goal, yes, my goal, yes, my goal is to be like you. I know there is the man to love Elijah. Tai mano dalis, I know tai there mano is the man paveldas to love per Jėzų Kristų. Gyventi viešpaties namuose, pasilikti jo artume, pasilikti jo palapinėse. Tai mūsų dalis kaip Dievo vaikų. Tai mūsų dalis kaip tų, kurie įvaikinti per Jėzų Kristų. Tai mūsų paveldas. Dievo namai, jo artumas, tai mūsų paveldas. Tai mūsų dalis. Halleluja, Dieve. Dėkojam tau, Dieve. Dėkojam tau, Dieve, dėkojam tau, Dieve. Už šitą dovaną, už šitą paveldą. Už tai, kad tavo namų duris mums atviros. Už tai, kad tu priėmi kiekvieną, kuris šaukėsi tavęs, kuris trokšta tavęs, sonomeziriguralara berala graisirigi. Tas kiekvieną, kuris atnašauja save ant aukuro, kaip gyvą šventą ir tau priimtiną auką. Kiekvieną, kuris širdis sudužusi, kurio širdis greita atgailauti ir ieškoti Dievo. Kiekvieną tu priėmi, sonomesiri korolaro graisirigi. Kura mana neherinderala berala grossoro korolaro graisirigi. Yes, my goal, yes, my goal is to be like Halleluja. Halleluja. Ramane herinderala graisirigi. Taip, Dieve, tai yra mūsų dalis. Tai yra vaikų dalis pasilikti tavo namuose. Vaikų dalis gyventi tavo artume. Gyventi tavo akivaizdoje. Gyventi tavo atmosferoje. Semtis gyvųjų vandenų iš tavo šaltinių ir žydėti ir nešti vaisių savo laiku. Tai mūsų dalis viešpatie. Mes dėkojam tau. Mes dėkojam tau viešpatie. Už šitą dovaną. Dėkojam tau viešpatie, kad mes galim panašėti tave. Kiekvieną dieną artintis prie tavęs. Žvelgti į tavo veidą. Ir panašėti į tave. Ir būti tokiais, kaip tu buvai šitame pasaulyje. Halleluja, Dieve. Halleluja.
Aleliuja, aleliuja. Sudužusios ir nusižeminusios širdies, tu neatstumsi Viešpatie. Tų, kurie brangina tave, tavo artumą, kurie tramdo savo puikybę, kurie nusižemina prieš tave, nusilengia prieš tavo didybę. Tokios aukos tu nepaniekinsi, tokios aukos tu neatstumsi, Dieve. Sudužusi ir nusižeminusi širdis yra auka Viešpačiui. Atnašaujame ją, Viešpatie, ant šito aukuro, ant tavo artumo aukuro. Ura šiberi giridira lara grasa rake. Aleliuja, ramane heritara lara gra. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Ura manane herindėja. Padėk mums išsaugoti šitą širdies poziciją, tą sudužimą, tą nusižeminimą, tą nuolankumą, nes iš tiesų tai yra raktas į dangaus karalystę. Sono mezirinkoro beralara grizirikaja, šėra mana mesirinkoro brizirikyja. Jėzus pasakė, būkite kaip maži vaikai, nes tokių yra dangaus karalystė. Būkite maži savo akise, nesididžiuokite, neišpuikite. Nemastykite apie save daugiau negu yra duota. Ir tokių yra dangaus karalystė. Aleliuja, aleliuja, aleliuja. Garbinam tave, Dieve. Branginam tavo artumą. Branginam tavo artumą. Ura maname širikiai. Dėl tavęs norim gyventi. Dėl tavęs gyventi. Nes tavyje atsigauna mano dvasia. Mano širdis džiūgauja tavo akivaizdoje. Mano širdis prisipildo džiaugsmo, kai matau tavo veidą, kai artėju prie tavęs. Aleliuja. Aleliuja, ramamės ir gerara greičiai. Kūra merara greisirikiai. Tu esi viskas, ko man reikia. Viskas, ko trokšta mano širdis. Žemiškų gerybių man nereikia. Ir viską laikau sąšlovomis dėl tavo pažinimo didybės. Tai yra didžiausias, brangiausias dalykas – pažinti tave ir pasilikti su tavimi. Niekas žemėje tam neprilygs. Niekas žemėje tam neprilygs. Aleliuja, Dieve. Aleliuja, 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 aleliuja. For your presence, I will do anything. For your glory, Dėl tavo I artumo will lay down my life. aš viską padėsiu ant aukuro. Dėl tavo artumo įveiksiu bet kokias kliūtis. Įkopsiu į aukščiausią kalną, kad pamatyčiau tave, kad susitikčiau su tavim, mano Dieve, mano karaliau, mano širdies meilė, mano širdies troškime. Aleliuja, ramame herete. O, ramame herete. Tik tavo artume galiu gyventi. Tik tavo artume galiu gyventi, galiu mąstyti, galiu svajoti, galiu skraidyti. Tik tavo artume, tik tavo artume. Sono mezirigira lara greičiai. Nepatrauk savo šventosios dvasios.
Neatimk savo artumo iš mūsų. Neatimk brangaus savo artumo, Dieve. Nepatrauk savo šventosios dvasios. Išmokyk mus neliūdinti Tavęs, branginti Tave, neliūdinti Tavo šventosios dvasios. Alleluja, rename geridi. Alleluja, regeridi. Where else can I go? Where else will I be? Where else can Kaip be Tavo artumo mes gyvensim, make kur nuo Tavo artumo mes pabėgsim. Nėra geresnės vietos, kaip pasilikti Viešpaties namuose, kaip pasilikti Jo šlovės apsuptam. Nėra geresnės vietos, kaip Dievo namai ir Jo artumas. Sono mečiri kirila rabresi. Alleluja. Alleluja, ramana paradera varare. Era mana nehiri dira varare, hiri dira varagera varagrosorote. Shera mana naharandara varagrasarake. for your presence? Alleluja, ramana nehiri dira varagrasarake. Shera mana naharandara varagrasarake. Let my soul Ura shivarake. Tyra širdį sukurk mumise, Dieve, ištikimą dvasią atnaujink, širdį, kuri ieško tik Tavęs, nuo ryto lik su Tavim, širdį, kuri visą dieną brangina Tavo artumą, širdį, kuri kasdien vaikšto su Tavimi, o ne tik sekmadieniais, širdį, kuri nuolat ieško Tavęs, nuolat veržiasi Tave, kuri liūdi be Tavęs ir Tavo artumo. Teisingą dvasią atnaujink, ištikimą dvasią atnaujink mumyse. Alleluja, Dieve. Alleluja, alleluja, alleluja. To your righteousness is everywhere. I know go rest. I know go rest. Oh, I know go rest. I know go rest. Oh, I know go rest. Till Jesus is everywhere. I know go rest. Till Jesus is everywhere. I know go rest. We know go stop. Oh, we know go stop. We know go stop. Oh, we know go stop. Till Jesus is everywhere. We know go stop. Till Jesus is everywhere. We know go stop. We know go rest. Oh, we know go rest. We know go rest. Oh, we know. Till Jesus is everywhere. Till Jesus. Till Jesus. Tokia meilės atmosfera šiandien. Sekmadienis ypatingas, kaip nežinau niekada. Ir norisi kalbėti būtent apie meilę. Noriu pasidalinti eilėmis. Aš jau dalinausi pokalbiuose, bet tai nebuvo originalas. Kažkaip išsilieja mintys ir paskui atidedi, perdarai kažką. Išmeti kažką, pridedi ir noriu originalą paskaityti. Pavadinau, ar mylėsi? Ar mylėsi, kai mėgausis tavim kančia ir neskubės paleisti? Ar mylėsi, kai vienuma prisės šalia, sunkia ranka apglėbs? Ar tikėsi, kai visas pasaulis į dangų grumos, nėra tiesos, nėra taikos, tik sunaikinimas? Ar pasiliksi, kai turtai garbė ir šlovės karūna auksu spindės ant tavo galvos? Ar mylėsi, kai tylėsiu, tau nekalbėsiu, kai lauktas stebuklas vėluos ir regis viskam per vėlu? Ar mylėsi, ar lauksi, ar tikėsi, kai
kai nieko neturėsi. Kai jis bus tik vienintelis, kai tu tikrai nieko neturėsi, tik tai jį. Noriu pasidalinti dar kitomis eilėmis. Aš jomis dalinausi, bet man vis jos, nežinau, toks atrodo meilės išsiliejimas. Leisk mylėti, leisk nustebinti tave savimi, išdrįsk rizikuoti, pažinti mane, bijai, abejoji, saugai save, ką tu prarasi, nustepsi, atrasi mane, kokio dar nežinai, išgyvenk, išjausk mane, būk mano labiau nei esi, nepalik manęs, nenusisuk, nenueik, nepasislėpk. Aš čia. Viešpats visada ieško kelio į tavo širdį. Atrodo, kad tu jo ieškai, bet iš tikrųjų jis ieško. Jis nori parodyti, kaip tave myli. Tiek. Iš tiesų tai yra jo meilė. Jo kūnas ir kraujas. Tai jo meilės įrodymas. Kai mes darom duonos laužymą, kai dalyvaujame tame, jisai sako, aš čia, aš su tavim. Mano kūnas sulaužytas už tave. Mano kraujas pralietas už tave, tam, kad per amžius būtume kartu, tam, kad mūsų niekada niekas neatskirtų. Tu mano, o aš tavo, sako Viešpats. Tai yra jo meilės įrodymas. Jo kančia, jo mirtis ant kryžiaus dėl mūsų nuodėmių, tam, kad sugrąžintų mus tėvui. Aš čia. Būk manyje ir priimk mane į save. Taip sako Viešpats. Galvokime apie jo meilę, kai mes valgom duoną, kai geriam šito vynuogių sultis. Galvokime apie jo meilę, apie jo auką, apie tai, kad jis pasilieka mumyse. Valgykime. Labai stiprų žodžiai. Iš Dievo. Rimtai. Verta susimąstyti. Tarsi, žinai, pats Jėzus taip stovėtų, žiūrėtų į akis ir klaustų. Šiandien noriu kalbėti apie padėką. Aš pažiūrėjau, kad neseniai kalbėjau apie dėkingumą, bet man šiandien noris galbūt kitą pusę kažkaip paliesti, gal daugiau, kas yra padėkos auka. Tiesiog tokios mintis kaip dėkinga bažnyčia yra dėkingumo šaltinis. Dėkingumo aukoras iš vis gali būti
gali būti vat, Dievo buvime, kada žmogus, yra tokių liudijimų, kai nori nušauti, aš esu girdėjęs, tiesiog pasamdo žmogų, kad ateitų nušautų kažkokį pamokslaujantį evangelistą ar pastorių ar dar. Ateina, atsistoja, žinai, ir negali nušauti. Paskui pabaigoje išeina į atgailauti. Tai ta atmosfera, kur žmogus, kuris ateina, pavyzdžiui, jisai, aš nešoku, pabūna Dievo buvime, jis pradeda šokti. Arba ateina užkietėjęs, dar, žinai, prisipildo dėkingumo. Apreiškimo 7 skyrius nuo 11-12 eilutės. Visi angelai, stovintis aplinkui sostą, vyresniuosius ir 4 būtybės, parpuolė prieš sostą veidais žemėn ir pagarbino Dievą sakydami, amen, palaiminimas ir šlovė ir išmintis ir padėka ir garbė ir jėga ir galybė mūsų Dievui per amžių amžius. Amen. Angelai, kurie yra aukštesni jėga ir galia, nesako apaštalas Petras, už žmonės, jie aukštesni savo jėga, savo galybę ir jie, ką jie daro, atiduoda pagarbą Dievą. Jie parpuolė veidais, sako, žemėn ir atiduoda. Vat čia pasako 7 dalykus, bet šiandien aš paliesiu padėką. Vat iš tų 7 yra vienas padėka, apie ją noriu šiek tiek dalintis. Ir tokia viena Jėzaus yra pasakytai tokia istorija, Luko 17 skyriuje, užrašyta irgi nuo 11 eilutės, keliaujant į Jeruzalę, teko Jėzui eiti tarp Samarijos ir Galilėjos. Jam įeinant į vieną kaimą, jį pasitiko 10 raupsuotų vyrų. Jie sustojo atstu ir garsiai šaukė, Jėzau, mokytojau, pasigailėk mūsų. Pamatęs juos jisai tarė, eikite pasirodykite kunigams. Ir beeidami jie pasveiko. Vienas iš jų patyręs, kad išgijo, sugrįžo atgal, garsiai garbindamas Dievą. Jis dėkodamas parpuolė Jėzui po kojų. Tai buvo samarietis. Jėzus paklausė, ar ne 10 pasveiko, o kur dar 9? Ir neatsirado nei vieno, kuris grįžtų, atiduotų Dievui garbę, išskyrus šitą svetimtautį, ir tarė jam, kelkis, eik, tavo tikėjimas išgydė tave. Jautri tokia scena ir 10 raupsuotų, reiškia, nepagydoma liga, žinot, tie raupsai tokie balta, ne, baltyje tokie būdavo kūnas, toks baltas, kaip negyva ta oda. Ir tik tai vienas atėjo, iš jų 10 pasveiko, bet sugrįžo vienas. Ir Jėzus ne kartą savo palyginimuose jisai kalba apie samariečius. Samariečiai, jie buvo samariečiai. Ta prasme, kad Izraeliai su jais nebendravo, laikė, kad jie, biški nešvarus, neteisingai tiki, ne taip garbina Dievą. Bet būtent Jėzaus, aš pastebėjau, daug yra vietų, kuris būtent samariečius, apie gailestingąjį samarietį yra toks palyginimas. Būtent Dievo tautoje jisai pasakoja apie tos, kurie yra niekinami, pravardžiuojami, o jisai būtent jiem pasakoja. Tai jiems tarsi kaip, biškį taip sumazgoti kokį. Tarsi. Iš tikrųjų, sako, nėra daug kas dėkotų Dievui išskyrus tuos, kurie nepriklauso Dievo tautai. Dievas iš tautos, kažkaip tikisi dėkingumo. Laukia iš savo tautos. Jisai visų pirma, jisai laukia. Aišku, jis iš kiekvieno jisai laukia. Savo tautos ypatingai laukia. Čia žmonės gavo savo išgydymą ir jie nuėjo toliau, tarsi, taip ir turėjo būti. Gavom ir viskas toliau. Čia savaime suprantama. Gavau, einu toliau. Sergantys žmonės jie prašo Dievo pasigailėjimą. Ir Dievas pasigaili, bet jis pasigaili, aš pažiūrėjau rašte,
jis pasigailė to, ko jisai nori. Nu, ne tik ligonių, bet apskritai žmonių Dievas pasigailė. Ir apie tai Romiečiams 9 skyriui, nuo 13 eilutės, čia jau Paulius sako, parašyta, Jokūbą pamilau, o Ezavo nekenčiu. Jie buvo du broliai. Kągi pasakysime, gal Dievas neteisingai daro? Jokių būdų. Jisai Mozei kalba, aš pasigailėsiu to, kurio norėsiu pasigailėti. Ir būsiu gailestingas tam, kam norėsiu gailestingas būti. Taigi viskas priklauso ne nuo to, kuris trokšta ar kuris bėga, bet nuo gailestingojo Dievo. Nu ir čia aš suprantu, kad aš galiu daug ką trokšti, bėgti, plėšytis daryti, bet vis tiek viskas priklauso nuo Dievo gailestingumo. Ir kai tu žinai, kad Dievas tau ir man yra parodęs gailestingumą Jėzuje Kristuje, o jisai yra parodytas Kristuje gailestingumas. Dievo gailestingumas taip išsilieja. Mums yra svarbu visiems ateiti pas Dievą su dėkinga širdimi. Nes tai jau yra įvykę, tas gailestingumas jisai jau yra, jis yra tiesiog. Ir va toks klausimas, kiek šiandien krikščionių dėkingi Dievui? Kiek tikinčių žmonių atiduoda jam garbę? Žinot, aš galvoju apie savo krikščionišką kelią ir aš taip pagalvoju, kiek daug nugyventa mano dienų be dėkojimo Dievui. Tai tokia kaip mano vieša išpažintis. Aš nedėkoju, aš buvau netgi tarptų, kurie buvo nepatenkinti ir murma. Buvau ne Dievo armijai. Ir sakyčiau, aš buvau priešo armijai. Aš nebenoriu daugiau ten būti. Aš noriu būti Dievo garbintojų gretose. Ir aš noriu žygiuoti jo armijai. Ir kasdien atiduoti viešpačiui garbę. Ir dėkoti už jo gailestingumą. Nu, mano atmintis yra trumpalaikė. Aš pamirštu greitai. Bet gal apskritai žmogus jis toks yra. Mes gerą pamirštam, ne? Ne? Bet jeigu ką bloga, mes turbūt atsiminsi. Bet atsimeni, vat, ką? Atsimeni, kai tau buvo 10 metų, arba man, ką tu pasakė, mokyklą ir panašiai. Kai aptemsta akis ir protas, sunku yra pastebėti, kur ir kada tas Dievas, jisai buvo man gailestingas. Ir dažnai žiūrim į viską žemiškų žvilgsnių. Ir suprantam gailestingumą, kuris yra priimtas tokio plokščioj šitoj erdvėje. Primenu Izaijo, kur parašyta jo mintis, tai ne mano, ne tavo mintis. Ir jo keliai yra ne mūsų keliai. Mano, kaip aš įsivaizduoju, gailestingumas ir kurį aš kartais darau, jis padaro žmogui meškos paslaugą. Bet kaip tada man elgtis? Dievas kviečia būti gailestingais. Jisai trokšta, sako, aš ne aukos noriu, aš gailestingumo, sako, laukiu iš jūsų. Bet tada kaip man parodė tą gailestingumą? Ir aš žinau, kad Kristuje yra Dievas parodęs savo gailestingumą kiekvienam iš mūsų. Ir aš taip suprantu, aš pats savo taip įsivardinau, kad Kristus yra įsikūnijęs Dievo gailestingumas. Ir kiek manyje yra Kristaus, tiek aš ir gailestingas. Dievas pasigaili to, ko nori, ne? Paulius pasakė. Ir jisai turi tam svarių priežasčių. Mes kartais norim visiems žmonėms taikyti vienodus gailestingumo standartus. Bet kai kuriems tas gailestingumas išeina į naudą, kai kuriems, ne. Ir čia aš dabar
šiek tiek, kai studijavau tą socialinę pedagogiką, tai buvo tokia paskaita apie kažkoks kursas, kaip dirbti su neįgaliais žmonėm. Nu, psichologija tokia buvo su neįgaliais žmonėm, nes aš mažai esu susidūręs su neįgaliais, bet aš pastebėjau, kai tenka man susidurti, aš kartais noriu parodyti tą žmogišką gailestingumą ir visur aplenkti, visur tarsi viską už jį padaryti, suprantat. Vat nuskubu, oi, čia, tarsi čia užlysiu ir čia, ir aš trukdau procesui, aš įsikišu į procesą, aš neleidžiu jam eiti per tą procesą, pačiam tam neįgaliam žmogui. Kiekvienas mes einam per savo gyvenimo procesą. Ir dabar vat, jūs irgi, ir aš, ir jūs, mes visi, ne, mes per savo gyvenimą mes ėjome ir mes einam per įvairius išbandymus. Ane? Ir šiandieną tu toks, koks esi, bet to proceso, per kurį tu ėjai iki šios dienos, tu nebūtum toks, koks tu šiandien esi. Aš nebūčiau toks, koks esu, suprantat? Jeigu išimk dabar kažkurios tai dalykus iš mano tos kelionės, aš būčiau kitoks. Aš neturėčiau tokio supratimo, kokį turiu dabar. Nežinau, kiti sako, norėtų iš naujo pradėti gyvenimą. Pavyzdžiui, vat jeigu dabar nuo 20 aš pradėčiau gyvenimą, jūs norėtumėt pradėti gyvenimą vat iš naujo. Nes va su šiandieniniu protu, su šiandieninė patirtim pradėti nuo kokių, Dievas duotų, nuo 20 metų, vat, norėtume. O kaip? Bet, jeigu nusinulinti ir visiškai Ką? Vėl prisidirbtume. Vis tiek eitume, vis tiek per kažkur, ne? Vis tiek tu turi kažką tame laiku tarpe, va, tu turi kažką išmokti. Jau galim sakyti, Dievas galėjo neleisti, pavyzdžiui, geras Dievas, gailestingas Dievas jau galėjo neleisti mums eiti per ašaras, per skausmus, nusivylimus, kažkokį nepriteklių arba perteklių. Pas kiekvienas ėjo per skirtingų, suprantat, per džiaugsmą, liūdėsi. Juk jis kažkodėl leido visiems tiems dalykams vykti. Tau, man, leido. Ir aš supratau vieną, aš galiu klysti, bet aš supratau, kad mano gailestingumas, mūsų gailestingumas, tebūnie, ne? Jeigu mes darytumėm pagal savo supratimą, pagal žemišką supratimą dar, tai mes daug kur sustabdytumėm augimą, brandą ir užsigrūdinimą. Apie Dievą yra sakoma, jisai visokios paguodos Dievas, guodžiantis mus kiekviename sielvarte. Ir čia yra tiesa. Aš kartais laukiu tokio tiesioginio Dievo įsikišimo. Ir aš žinau, kad jis tarsi šalia yra ir jisai žiūri, kaip aš susitvarkysiu. Suprantate? O man norėtųsi, kad jis ateitų, tėvelis ir sutvarkytų savo vaikelio visus reikalus. Ir aš tada nervuojuosi, pykstu. Tai kodėl tu neateini? Kodėl? Tu galėtų, tai visą gali, suprantate. Paprunkštauju biškį. Norimsti. Supranta, kad kaip tam turbūt, nežinau, kiek tinka tas, kad palyginimas ereliai tėvai, paukščiai, išmeta savo ereliukus. Jis nenorėtų, jam lizdė labai yra gerai, iš tikrųjų. Bet jie nesako, išstumia po kažkiek laiko, kad jis pradėtų savo mankštint sparnus. Jis krenta, galvoju, ir krisiu žemę. Bet pamatau uolą, gerai. Skris. O, veikia. O, dar ir oras žiūrė geras. O, dar ir srovės padeda man. O, kaip čia smagu sklandyti. Iš tikrųjų, nėra tokio kaip mūsų Dievas. Nėra tokio gero, ištikimo.
bei mokančio saugoti mūsų paslaptis. Tas asmuo, mūsų Dievas, va toks asmuo, jis nežemins. Jisai, supranti, nepaniekins. Jis niekada neišduos. Man teko susitikti, yra, žinau, krikščionių, kurie visiškai nemoka saugoti paslapčių. Tiesiog, kai Dievas tuo tarpu moka saugoti paslaptis ir jisai gerbia žmogaus pasirinkimą. Ir jis yra preiškę savo valią, išdėstęs rašte ir jis leidžia kiekvienam iš mūsų rinktis. Iš tiesų jame yra daug laisvės. Ir kiekvieną mokina ir veda į brandą iki jo sūnaus pilnatvės. Sako, kad subręstumėm iki Kristaus amžiaus pilnatvės saiko. Negaliu šiandieną, nesiruošiau tai temai, bet yra branda, Kristaus pilnatvė, yra kažkoks saikas. Ir mes esame kviečiami, tam yra Dievo žmonės, yra Dievo tarnai, kurie mus lavina, ragina, treniruoja, drąsina. Ir Jėzus yra mūsų brandos etalonas, siekinys ir, sakyčiau, gyvenimo tikslas. Viešpats pradeda dirbti su tavimi nuo to taško, kuriame tu esi. Suprantate, jis pradeda dirbti. Ir tai, ką jis pradėjo, tą ir užbaigs. Tai yra vėlgi tiesa rašte. Dar aš supratau, kad viešpats yra kantrus mokytojas. Jis niekur neskuba. Jis visam žinybė turi. Jeigu mes užsispyrę, tai žinokit, Dievas turi laiką. Gerai, sako, ateisiu po kelių metų, pasižiūrėsiu, dar tas užsispyrimas ten gyvena ar negyvena. Kol paskui žmogus supranta, žinai. Jis kantrus mokytojas. Jis yra mokytojas. Rašte nesako, mokytojo, rabė. Jis mokina. Mes savo mokyklose turėjom įvairių mokytojų. Aš turėjau tokią vieną matematikos mokytoją, kurią po šiai dienai atsimenu, kuris sugebėdavo mane prieš visą klasę sudirbti ir pažeminti. Jinai buvo šiaip nelaiminga moteris. Ta prasme, kad, neįgali. Galbūt ta negalė ją labai slėgė, bet aš atsimenu, kaip jinai patemdavo ausį, tai dar ir šiandien jaučiu skausmą. Tai va visokių mes mokytojų turim, bet Jėzus netampo už ausies. Taip, kad tu visą gyvenimą atsimintum. Ir dar klausimas, kokie mes esame mokiniai. Suprantat? Nes yra rašte parašyta, kad darykite mokiniais. Yra mokinystė, yra mokinystės dvasia, yra mokinystės nuostata. Ir koks aš esu mokinys? Kaip aš atlieku kasdienius namų darbus? Ir kiek aš priimu Dievo pamokų, kiek aš lankausi jo pamokose ir kaip rimtai žiūriu į Jėzaus mokymą. Tokie klausimai, pamąstymai. Viešpats augina tavyje ir manyje dvasios vaisių. Galatams 5 skyrių nuo 21 eilutės yra parašyti, žiūrėkit, tokie vaisiai. Sako, dvasios vaisiai yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymų. Matot, kokia žinia. Ir kurie yra Kristaus, tie nukryžiavo kūną su aistromis ir geismais. Jeigu gyvename dvasia, tai ir elkimės pagal dvasią. Nesivaikykim tuščios garbės, neerzinkim vieni kitų, nepavydėkime vieni kitiems.
visi tenkantis išmėginimai bei sielvartai iš tikrųjų brandina mumyse tą dvasinį vaisių. Čia sako dvasios vaisiai, kitur verčia dvasios vaisių, tai tiesiog ar tai čia vienas vaisius su daugybė tokių skonių, netiek svarbu, bet Dievas laukia į to vaisiaus, ane? Ir aš išmokstu mylėti tik tuomet, kai aš pradedu įsižiūrėti Dievo meilę. Nes aš negaliu, kartais Dievas, nesakau, ir aš matau ir žmonėse meilę, ir per žmonės Dievas, rodo meilę. Bet esame įsižiūrėti į tą meilę, kuri Kristuje išlieta, nes apie jį parašyta, kad jis pirmas mus pamilo. Vat kai tu supranti, jis pirmas mus pamilo. Ir mes esame kviečiami pirma pamilti. Dievas pamilo pasaulį, sugedusi tą. Ir mus pamilo, kai mes dar net nežiūrėjome į jo pusę. Ir tu žinai, kad jis pirmas pamilo ir jis kviečia ir mane pamilti. Dievo prigimtis yra mylėti. Esu skaitęs iš dykumų tėvų tokia, čia 1-2 amžių krikščionių atsiskyrėliai, kai pradėjo atsiskyrinėti krikščionys, jie eidavo į dykumas. Ir tokia knyga yra dykumų tėvai. Ir aš kažkaip įsiminė vieną istoriją, kai vienas atsiskyrėlis ant duobėj skęstantį skorpioną ištraukė, gelbėjo jo gyvybę. O tas jam įgėlė. Paskui vėl jis, nežinau, taip 3 kartus pasikartojo, jis tą vėl skorpioną jis ištraukė iš duobės skęstantį. Ir jisai jam vėl įgėlė. Ir ten kažkas paklausė, tai kam tu taip darai, sako, taigi jis tau gelia, žinai. Negaliu, sako, kitaip. Ir čia esmė, kad jo prigimtis gelbėti, jo Dievo žmogaus prigimtis gelbėti, o skorpiono mirtinai gelti. Ir kiekvienas elgėsi pagal savo prigimtį. Jam įgėlė, bet jis vis tiek gelbėjo. Ir tu pasaulį irgi gali, gelbėjai pasaulį. Kaip atsimenu motinos Teresės pasakymas. Tu darysi gerą, tau dantis išdaužys. Jos pasakymą. Bet sako, tu vis tiek daryk gerą. Dievas myli ir jis gelbėjo. Kitas dvasios vaisius yra džiaugsmas mumyse. Tai Dievo karalystės ženklas, džiaugsmas. Ir džiaugsmas yra nuostabi tikinčiojo būsena. Aš netgi taip įvardinsiu. Tai yra būsena. Gali įsivaizduoti nuolatinę džiaugsmo būseną. Nuo ryto iki vakaro tu vaikštai ir džiaugiesi. Žmonės klausia, pasakyk paslaptį. Iš kur tu semiesi džiaugsmą? Iš kokio upeliuko ar iš kokio šaltinio tu geri? Žinai, iš kur to džiaugsmą geri? Ateik, aš tau papasakosiu. Ir supažindini su Jėzum ir paskelbė Evangeliją. Nešioti džiaugsmą savyje ir kitus tuo džiaugsmu užkrėsti. Ir kiekvieną savo gyvenime išmėginimą sutikti su džiaugsmu. Dabar įsivaizduokit, į tavo gyvenimą, į tavo namus ateina išbandymas. Labą dieną, galima užeiti. Ne, kaip tavo vardas? Ai, aš išmėginimas esu, atėjau tavęs išmėginti. Noriu tavo vaisių biškį paauginti. Oi ne, tu gal sumaišai adresą? Pas kaimyną užeiti. Tačiau apaštalai mus moko sutikti kiekvieną sunkumą su džiaugsmu. Aš necituosiu tų eilučių, bet žinoma, ne? Nes jie suprato vieną dalyką, kad šitie svečiai nuo Dievo, jie ateina, kad tave užauginti, brandinti ir sustiprinti. Bet tu ne iš karto tai supranti ir ne visiems sunkumams tu būni pasiruošęs. Supranti, kai kurie ateina taip netikėtai užklumpa.
tu būni nepasiruošęs. Ir čia vieną epizodą, aš nežinau, jūs esat žiūrėję tokį epinį filmą, tokią trilogiją Žiedų valdovas. Nežinau, matėt, nematėt, bet mes labai šitą filmą mėgstam, jis šeimoje mūsų, ten vaikai atmintinai žino visas istorijas. Ir ten vienas toks buvo epizodas, kuris man iškilo. Žmonės ten kariavo, ten daug tų blogiečių visokių buvo, jie ten vyko tokiam slėnyje karas, ten šaudosi. Ir po to ateina tokie drambilai. Jie tokie, jos vadina drambilais, bet jie yra tokie kaip dideli drambliais, tokio miltim, bet milžiniški, suprantat? Jie tiesiog trypia, eina, o taip, jie kaip žengia, tai ten visą kuopą žmonių sumindavos, tikrai dideli. Viršui dar sėdė dideli kažkokie irgi tokie, nežinau, keisti, kaip žmonės, tokie pietiečiai, ar kaip jas ten vadina, ir irgi dar ten šaudo iš lankų. Ir žmonės pasimetė, atėjo suirutė, atėjo pasimetimas, chaosas, nes jie nežinojo, kaip susidūrė su to prieš. Bet vėliau jie kažkaip susijėmė, persigrupavo ir nusiteikė kovai. Kitokią taktiką pradėjo naudoti. Ir įveikė tos drambilus ten. Ir aš taip suprantu, kad mes būnam ne visada pasiruošę, pas mus ateina išmėginimai. Kartais yra nelaukti svečiai, žinot, yra ir nelauktų svečių visokių. Ir kurie nesibeldžia, kitas iki net tiesiog naglai įeina. Čia mano vieta, atėjau, susidedu daiktus, dabar aš čia apsigyvensiu. Ir tu nežinai, kaip kovoti. Nes, suprantat, aš nesu visiems gyvenimo atvejams pasiruošęs. Aš, pavyzdžiui, aš nežinau, kas bus vasario mėnesį ar ten kokį gegužį. Aš nežinau, aš nesu viskam pasiruošęs. Ir iš tikrųjų Dievas žino, kiek manyje yra dar chaoso, kiek yra nerimo, netikėjimo, baimių, geismų, gal godumo, neatleidimo. Aš apie save galvoju, kitaip. Iš tikrųjų mes patys, nežinom, bet Viešpats, jisai mato, jisai žino. Kodėl jisai Jokūbą pamilo, o Ezavo neapkentė? Nes Ezavas pardavė, ne? Už kažkokį šiupinį, už kažkokį viralą pardavė pirmgimystę. Ta privilegija, pirmgimystė, Dievo pirmgimystė. Mes esam pirmgimių bažnyčia. Apskritai, Kristaus bažnyčia yra pirmgimių bažnyčia, nes Jėzus Kristus yra pirmgimis. Sako, jisai pirma visuomenė. Jis yra pirmgimis. Ir kas yra Kristus, tas yra pirmgimis. Ir žinai, kai mes, Dievas kviečia neparduoti pirmgimystės, neparduoti Kristaus. Ir jis augina manyje ramybės vaisių. Ramybė, ar sugebėtum, kaip psalmininkas sako, nors kariuomenė mane apsuptų, nelaimė priartėtų prie mano namų, mano širdis išlieka rami. Galit pagalvoti. Ten turbūt visi eitų, nežinau, ten į chaosą pultų, į betvarkę, ką čia dabar daryti, oi, ko čia griebtis, kaip čia. Jisai, mano širdis sako rami. Kaip tau sekasi pasilikti ramiam? Aš esu ramus, kai manęs niekas neliečia. Aha, o kai kas nors paliečia tave? Kartą mačiau, kaip vienas krikščionis žmogus pirko bilietą į teatrą ar kur, jis nematė manęs, ar gal matė, nesvarbu. Bet labai keistai buvo jo reakcija, kai kažką ten kasininkė pasakė ir tas žmogus taip susierzino, susinervavo, ar žiūriu, taip nesusivaldė. Ir aš taip galvoju, keista, kad taip Dievo žmogus pasielgė. Mūsų Dievas yra kantrus, apie jį sakoma kantrus ir gailestingas, lėtas pykti
ir maloningas. Ir labai natūralu, kad jis mus moko viso to pačio, koks jis yra ir pats. Suprantat? Jis yra ištikimas, net jeigu mes esame jam neištikimi. Ir jis mus moko ištikimybės. 7 bažnyčiom Jėzus sako, tuose laiškuose, būk ištikimas iki mirties. Nepriklausomai, su ko susidursi, kas bus tavo gyvenime, o kad bus tai faktas, visiems visko būna, bet mes kviečiame išlikti ištikimiems. Ir ta ištikimybė, apima iš tikrųjų daug sferų. Tai yra tokia brangi savybė ištikimybė, kuri daro žmogų patikimą. Mato, Dievas, aš supratau, jis stebi, jis mane stebi mano ištikimybė įvairiose situacijose. Bet tas išmėginimas ir yra, kai aš einu per įvairias situacijas. Ir aš, pavyzdžiui, nematau šiandieną daug dalykų, ko aš norėčiau matyti. Ir man jau kokį milijoną kartų norėjusi viską mesti ir bėgti laukais. Nes jisai žiūri, ant kiek aš esu patikimas. Galiu tik atsimenu apie toks Grigalijus, man atrodo pagalytas Grigalijaus kalendorius, kurį mes dabar visi skaičiuojame. Jisai yra vyskupas, buvęs. Ar tai jį dabar, bet čia jį norėjo šventinti į ganytojus. Jis atsisakė, jis gal metus laiko atrodo nėjo. Ką? Jis pabėgo ir metus laiko slapstėsi. Jis tiesiog atsisakė šito būti ganytoju, vyskupu norėjo šventi. Dėl to, sako, chirurgas operuoja fizinį kūną, širdį ten, tais laikais neoperuodavo gal širdies, kai buvo tas Grigalijus, ten kitas operacijas darydavo. Chirurgas, jisai, prapjauna žmogų. Ir kaip sako, kiek pasirengimo, kokio reikia, ne, chirurgui. Klaidelę kokią vieną, ne tai biškis skalperis, ne tą, čia operuoju inkstą, netrandu inksto kokio, ten išpjaunu kažką kitą, ten biškį, nieko. Tai, o sako, žmogaus siela, ir jisai antiek suprato, kad kas yra žmogaus siela, o Dieve, duok man taip suprasti, tai yra nemirtinga ta siela, žmogaus dvasia. Ir tu sako, nori, kad aš dirbčiau su žmogaus siela, nes ganimas būti, tai yra ir gydym, ten daug dalykų apima. Ganimas apima daug dalykų. Žinai, būti ganytoju labai apima daug dalykų. Ir sako, kaip tai yra jautru, kaip tai svarbu. Ir jisai pabėgo, bet paskui, nežinau, gal ten Dievas su jo širdim dirbo po metų, paskui sugrįžo kažkaip, tada leidosi. Tai vat, sako, kas ištikimas mažame, tas bus ištikimas ir dideliame. Ir čia kalba tame palyginime apie mamoną, sako, žinai. Ir Dievo akise ta neteisi mamona, jinai yra maži dalykai. Dievas sako, kad pinigai, tai jie, sako, Dievo akise pinigai, va šitie turtai, jie yra maži dalykai iš tikrųjų. Romumas dar yra tokia savybė. Ir noriu iš skaičių 12 skyriaus paskaityti nuo 1 eilutės. Mirjama ir Aronas priekaištavo Mozei dėl jo vedybų, nes jis buvo vedęs Etiopę. Jie sakė, argi viešpats kalbėjo tik per vieną Mozę, argi jis nekalbėjo taip pat ir per mus. Viešpats tai išgirdo. Mozėgi buvo labai romus ir romiausias iš visų žmonių žemėje. Viešpats staiga prabilo į Mozę, Aroną ir Mirjam. Jūs trys išeikite prie susitikimo palapinės. Jiems išėjus viešpats nužengė debesies stulpe ir stovėdamas palapinės įėjime pašaukė Aroną ir Mirjam. Kai juodu priėjo, jis tarė jiems, klausykite. Jeigu kas tarp jūsų yra viešpaties pranašas, aš jam apsireiškiu regėjime arba kalbu sapne.
Netaip yra su mano tarnu Moze, kuris yra ištikimas visose mano namuose. Su juo aš kalbuosi veidas į veidą, atvirai, o ne neaiškiais žodžiais, ir jis mato mano pavidalą. Kaipgi judu nebijote kalbėti prieš mano tarną Mozę? Užsirūstinės viešpats pasitraukė. Pasitraukė ir debesis nuo palapinės. Staiga Mirjamą išbėrė raupsai, ji pabalo kaip sniegas. Aronas pažvelgęs į ją ir pamatęs ją apdengtą raupsais, tarė Mozei, maldauju, mano valdove, ten nepasiliekant mudviejų ši nuodėmė, kurią padarėme per savo kvailumą. Ten nebūna ji kaip kūdikis, negyvas gimęs, kurio kūno dalis jau sugedus. Mozė šaukėsi viešpaties, maldauju, Dieve, išgydyk ją, viešpats jam atsakė. Jeigu jos tėvas būtų spjovęs jai į veidą, argi ji nebūtų turėjusi rausti bent 7 dienas. Tebūna atskirta 7 dienas nuo stovyklos ir paskui bus pašaukta atgal. Mirjam buvo 7 dienas atskirta nuo stovyklos ir tauta nejudėjo iš vietos, kol Mirjam nebuvo pašaukta atgal. Va toks buvo įvykis, čia brolis, jie visi buvo broliai ir seserys. Žinote, ne? Mirjam, Aronas, Mozė buvo broliai. Sesuo ir. Nu ir čia dabar brolis ir sesuo priekaištauja. Bažnyčioje irgi yra broliai ir seserys, ne? Nu, va, jeigu tai paimsim tą. Bažnyčiose gali sutikti daug įvairių priekaištavimų. Tai vienas Etiopę vedęs, kitas dar ką nors. Nu, žodžiu, aš nevardysiu, bet labai daug galima priekaištauti. Bet Mozė, parašyta, Mozė buvo romiausias žmogus žemėje. O žinot, kad čia yra 5 skaičių knyga yra 5. Ir sakoma, 5 parašė Mozė. Galite įsivaizduoti, Mozė rašo apie save. Mozė buvo romiausias žmogus žemėje, apie save. Tai va, čia šiek tiek biblistikos, iš tikrųjų, ten daugiau žmonių rašė, ne vien Mozė. Nes Mozė apie save negalėjo taip parašyti. Ir taip pat negalėjo parašyti. Ir taip Mozė mirė, žinai, apie save rašo. Ir Mozė mirė ir buvo. Tai čia matosi, kad ten yra tokios tradicijos kunigiška, jehvistinė ten ir taip toliau. Bet įdomu, įsivaizduojat, Biblijai parašyta, jis buvo romiausias žmogus žemėje. Jisai neįaiškintis. Klausyk, Mirjam, ko tu čia kišies, su ko nori, su to ženijos? Nu, ane, jis nebolė savo sesė arba broliai. Klausyk, Aronai, o tu pažiūrėk į save. Jis nesiginčijo, ta prasme, ne, jisai buvo romus. Ir viešpats, sako, viešpats iš karto išgirdo ir viešpats stojo ginti. Ir supranti, mes esam kviečiami nekovoti su broliais ir sesėmis. Pavyzdžiui, kai tau priekaištauja, kabinėjasi, nurodinėja, patarinėja, kai nori tave apauklėti, kaip teisingai reikia eiti Dievo keliu. Kaip teisingai reikia melstis, kaip reikia būti teisingoj bažnyčioj. Bet tu išlieki romus, supranti? Nes tu pasitiki juo. Tuomet ateina Dievas ir jis tave užgina. Mirjam ištiko raupsai, jinai 7 dienas buvo už stovyklos, tai buvo tam tikra gėda. Už tai, ką jinai daro, jai teko iškęsti gėdą ir visa tauta tai matė. Ir man dar patinka, Biblija, jinai yra tokia, ta prasme, kad ir Dievo žmonės, Dievo žmonių neteisingos mintis, poelgiai, jie nėra nuslėpti, suprantat? Biblija atskleidžia, nesvarbu, Dievas sako, neatsižvelgia į asmenis, jis nešališkas. Ir jinai rašo viską taip, kaip yra iš tikrųjų. Kai žmonės rašo istoriją, pavyzdžiui, istorikai ten, kokie amžininkai, jie nuslėpia, jie dažniausiai išaukština to lyderio, karaliaus arba kažkokias gerasias savybės, o jo, kažkokias ten jau nuodėmes ar ką, tokių biškai nuslėpia. Ai, čia, kaip būna, sušloji, kai ateina kaimynai greitai kažkur sušloji.
viskas švaru, gražu pas mus. Kai mes pas kažką į svečius ten atėjom. Tai, sužinojau, kad mes atvažiuojam čia į tokią vieną vietą, bet čia ne Utenoj. Aš paskui tik sužinojau. Tai ten buvo betvarkė labai tuose namuose. Mes kai atvažiavom, žinot, tie tokie visi pavargę ir tokie sėdė kaip ant adato. Ir viskas taip švaru, žinai. Bet aš žinau, tai kai pradarai duris, ten viskas sugrūsta, saigi sugrūda. Viskas čia, žinai, mes gražus, geri, tvarkingi. Gersit arbatos, kavas. Ir mes kartais taip elgiamės. Aleliuja, Dieve, tu nuostabas. Na ir dar patarlių 16, 32 eilutė. Lėtas pykti yra geresnis už galiūną. Ir susivaldantys už tą, kuris užima miestą. Sako, geriau būti kantriu žmogumi negu galiūnu. Vat Dievo akyse, žinai, yra galiūnas, kuris ten gali tikrai daug ką nugalėti. Bet yra vat lėtas pykti. Nes vat Dievas yra lėtas pykti. Ir todėl Dievas mato tą žmogų, kuris yra lėtas pykti. Ir sako, čia yra geriau. Yra kas gali netgi visą miestą užkariauti, patraukti daug pasiekėjų paskui save. Bet jisai nesivaldo. Ir čia kaip Samsonas. Pavyzdžiui, Samsonas buvo galiūnas. Jis miestą galėdavo užimti, ten miesto vartus išsikelia, išneša ten, noris ten, kelius šimtus gali nugalabyti filistinų. Tai buvo galiūnas, bet jisai neturėjo nei kantrybės, nei susivaldymo neturėjo. Ir jisai mirė baisia mirtim. Iš tikrųjų baisia mirtim, akis buvo išdurtos jo, surakintas buvo. Gerai, brangieji, aš pradėjau apie padėką kalbėti. Ir man taip išsirutulioja, va čia daug įvairių tų momentų. Ir padėka yra svarbi savybė. Yra svarbi savybė. Tai irgi yra dvasios vaisius. Danguje, yra, sako, ten yra padėka, angelai nuolatos tą daro. Ir žinot, aš patiriu įvairias atakas. Ir kartais mano aptemsta protas. Ir aš esu gundomas kartais kaip Jobo žmona. Tai jeigu neatsimenat iš tos, kai ten viską neteko, ne? Nu tai ką tu sako, dar čia Dievu tikės, prakeik ir mirk. Bet aš žinau, kad mano Dievas yra geras Dievas. Jis yra ištikimas. Ir aš esu apsisprendęs būti garbintojų gretose. Ir nesvarbu, kariuomenė priartės, 10 000 čia sako, iš kairės, iš dešinės, nelaimė, kas bebūtų. Nesvarbu, kokie jausmai į mane skverbiasi ir kokios abejonės ateina. Aš vis tiek žinau, Dievas yra geras, ištikimas, jis yra už mane, jis kantrus, jisai stebės visada šalia. Čia kaip ir prie neįgalaus žmogaus. Jam sunku atsikelti, bet aš žinau, kad jam reikia keltis, nes gydytojai sako, visi sako, jis turi keltis, jis turi stengtis, jis turi mankštinti, žinai. Bet žmogus nenori. Ir taip norisi, atrodo, greičiau, prieisiu už jį, padarysiu, pakelsiu viską čia, žinai. Ir aš atimsiu iš jo galimybę mokytis. Suprantat? Aš atimsiu iš jo galimybę. Aš padarysiu vietoj jo. Ir tai yra meškos paslauga. Dievas, jisai stebi ir kartais ten tu murkdaisi, žinai. Jisai šalia, jisai žino, vis tiek išplauks. Išplauks. Jau jeigu visiškai skęs, kaip Petras skendo, Jėzus ištiesė tą ranką, spėja, žinai. Vėliau Petro ungurys, koksai tempė ten, žinai, žemyn. Bet Jėzus čik paėmė ir ištraukė.
Nusiramink, sako. Gerai, Dieve, šlovinam tave. Šlovinam tave, Jėzau, šlovinam tave. Nes tu vertas esi Viešpatie. Aleliuja. Palaiminimas, šlovė, išmintis ir padėka, garbė, jėga ir galybė mūsų Dievui. O, taip, mano Dieve, visa padėka tau priklauso. Mes atnešam padėkos auką. Kaip kunigų knygoje yra parašyta, kai nešite padėkos auką, tegul būna neloša. Tai nebūna, sako, loša. Ta auka, tai būna sveikas, patinas ar patelė, sako. Tai nebūna nei žaizdota, nei kokia nors nešvari. Atneškite, sako, sveiką padėkos auką. Ir aš meldžiu, kad mūsų padėka būtų tikrai Viešpatie, iš tyros širdies, iš tyros nuoširdį Viešpatie, tyra padėka Dieve. Už tai, ką tu padarėjai, dėkojam už tavo gailestingumą. Ne viską mes šiandien suprantam, ne visus Viešpatie tavo planus kartais suprantam, Dieve. Jaučiamės, kaip ežiukas rūke ir nematom, atrodo, nei pradžios, nei pabaigos, Viešpatie Dieve. Kartais ateina tamsi naktis ir debesis užgula, Dieve. Bet vis tiek prašvinta saulė, aušra ateina, Viešpatie. Tu ateini ir tu neužtruksi. Kaip tu atėjai pas Lozorių, tu atėjai pas jį, Viešpatie. Nors kūnas pradėjo irti ir skleisti nemalonų kvapą, bet tu atėjai ir prikėlė jį. Taip, Dieve, tu atstatai, nes tau yra viskas įmanoma. O, kaip Viešpatie, aš laukiu tavęs ir tavo stebuklų. Aš laukiu tavo šlovės, aš noriu matyti tavo šlovę čia šitoje bažnyčioje. Aš noriu matyti kiekvieno iš mūsų gyvenimuose. Aš trokštu matyti tavo šlovę. Aš trokštu matyti, Dieve, tą pasišventimą. Aš trokštu matyti kiekviename iš mūsų tą ugnį ir meilę tau, Viešpatie. Tą pasišventimą tau, atsidavimą tau, Dieve. Aš trokštu tai matyti, aš trokštu šitokių stebuklų. Aš trokštu matyti gyvenimą, gyvybę, Dieve. O, karštumą iš tikrųjų, karštumą dėl tavęs, Viešpatie. O, o, dėkoju tau, kad tu pradėjai tą darbą mūsų širdise ir tu pabaigsi. Tu dirbi su kiekvienu iš mūsų. Taip, tu kalbi mums, Dieve. Tu kalbi, Viešpatie, ir tu sakai, ar mylėsi mane, kai nieko nebus, kai tu būsi vienišas, kai būsi vienas. Kai negausi tai, ko tu nori, kaip mes girdėjom tas eilės, kai skaitė Ramunė, Dieve. Ar mes mylėsim, kai mes nieko nematysim, ar mes seksime jį. Taip, Dieve, tai yra klausimas, tai yra mus mėginantis klausimai, tai yra klausimai, kurie atskiria grūdus nuo pelų, iš tikrųjų sielą nuo dvasios. Taip, Dieve. O, Viešpatie, mes net neįsivaizduojame, kas būtų, kai tu ateitum iš tikrųjų, Dieve. Koks tu esi iš tikrųjų, Dieve. Aš priimu tave, Dieve, priimu tą malonę. Ir padėk, Viešpatie, atsižadėti savęs. Padėk mirti ten, kur aš turiu numirti. O, tai, kas kyla iš manęs, nužudyk, kaip giedoja Viešpatie šiandieną per šlovinį. Tai, kas kyla iš manęs, Viešpatie. Tai, kas nėra tavo, te būna, Viešpatie, viskas nugalabėta iš tikrųjų. O, santoro darame regis randai. Tiesiog aš laiminu tavo žodį, aš laiminu tą žodžio sėklą. Te sudygsta, te atneša vaisių, Dieve, kiekviename iš mūsų. Jėzus Kristaus vardu. Amen.
Viešpatie, dėkojame tau už tavo žodį. Ir su padėka mes atnešame viešpatę, mūsų Dieve atnešame visą, ką mes šiandien aukojame tavo namams, yra visa tai iš tavo. 1 Korintiečių 29:16. Dėkojame tau, Dieve, kad mums suteikė aprūpinimą, nes visa priklauso tau, Dieve. Ir todėl duodame su dėkinga širdimi, aukojame, nežiūrėdami į tai, neskaičiuodami, Dieve, tiek kiek nusprendė savo širdyje, iš meilės tau, Viešpatie.